Atvažiavęs į Mažeikius pats įkūriau studiją, ETG Film studija, taip ir vadinosi, titulinis lapas. Ir jisai, reiškia, po to eidavo visada filmuota medžiaga. Gerai, kad profsąjungos rėmė, nupirko Krasnogorską, tuo metu gerą kino kamerą 16 mm. Ir suradau bendraminčių, suradau žmonių, kurie norėjo filmuotis. Elektrotechnikos gamykloje dirbdamas sukūriau gal kokį 16-18 filmų, kurie jau pasiekė aukštesnius lygius, su kuriais galėjau, gerą kokybę turėjo ir galėjau išvažiuoti į konkursus. Kiti filmai yra daugiau dokumentiniai pačiai elektrotechnikos gamyklai, šventės, jubiliejai, bet taip pat aš dalyvavau ir turėjau būrelį Mažeikių viduriniai mokykloje, 5 viduriniai mokykloje su mokiniais. O konkursai tai su vienu, visi buvo čia zoniniai, reiškia Šiaulių zonos, respublikiniai ir su vienu filmu. Ir Uošvė reikalinga, tai 8 mm buvo filmukas, buvom išvažiavę į Pabaltijo, tai buvo Leningrade konkursas, kur sudalyvavau su tuo filmuku. Konkursinės vietos neužėmėm, bet paminėtas jisai buvo. Buvau nustebintas pats, netgi todėl, kad sugebėjau tą 8 mm kadrą perkis dar per pusę. Ir vienoje pusėje parodyti, kad bėga žmonos darbai namuose, o antroje pusėje vyksta darbai, reiškia, rodoma, ką vyras dirba darbe. Tai tas patiko, aišku, kur konkurso žiūri komisijai, jis buvo įvertintas.